Gal pritaikyt ne daivutę? Kokį rimtesnį. Bet čia jūs padarėte, čia jau tokį, čia nerastas. Jo, aš iš tikrųjų padariau, turėdamas galvoj, kad čia Akmenės apylinkės irgi, Akmens amžius buvo, nu kaip ir daugelį vietovių. Ir pas jūs ir buvo tik tai tų radinių, gal nežinau, ar turite ekspozicijas kokios Akmens amžiaus pirmukų? Taip, nežinau, kas pas mus dabar. Pačio jūsų vietovėje turbūt nėra tokių muziejų. Visoje Lietuvoje, tas Akmens, ne tik Lietuvoje, tas Akmens amžius praėjo, tai čia tik tai tokias, versijas, kokie galėtų. Čia nėra originalai, tai tas yra artimesnis originalai, bet irgi mano dalykas, kaip tiesiog norėjau pasižiūrėti, kaip galima padaryti tą kirvuką, nors kirvukas tos briaunos būdavo tokias netiek smailas. Tai pabandžiau, kaip senovės meistrai galėjo padaryti tik tai gražiau, ne pagal tos senoviškus principus, bet dabar tiesiog brangindams laiką. Nu, tarkim, senovės buvo išgręždavo tas. Nu, tai su pagaliukais beveik paimdavo tokį kaip, padarydavo kaip suktuką tokį, sukinėdavo ir ten verdavo aštesnės, kietesnės struktūras grūdų, nu, ne grūdus, o akmens kalbą suskaidyti, smėlį. Ir sukinėdavo, ilgai ir nuobodžiai sukinėdavo, kol išgręždavo. Bet ar jie kažkas Ne, čia kai jau menai niekam neberūpės, ekskursijų nebebus, tada pradės bats skaityti. Tai čia atsargiai, įvairiausių dydžių. O ten tie dalykai. Cepelinai? Jūs šiandien buvot pavaišinti cepelinais? Ne, čia kuokos. Kuoka. Visuomet vyrai kuokos sako, moteris kartais irgi kuoka, kad yra karingesnė, bet čia nei kuoka, nei cepelinai. Dar kitų versijų, jeigu kažkaip imtų sakyti. Grūdai? Dažnai, retai, kurie ekskursija atspėja kažkaip. Čia granata, ne granata. Ne, čia kaip tie, kaip parteliai kokie skamba. Neskamba, ne? Neskamba, ne. Nu, bet vienas į kitą, jeigu kitus neskamba. Tai čia ruošiniai kažkokie šiaip yra. Ne ruošiniai. Tai grūdai, ne grūdai. Ne grūdai. Neatspėsiu. Nu, kai baigsis ekskursija, mąstykit, gal kažkas atspės. Sarpedas. Čia viskas jau ta prasme, tai tiesiog pagal paskirtį jūs galite žinoti. Jau viskas. Tik tai galbūt jie kitoj vietoj bus pakabinta. Tai Kur kažką tai jau daužys? Kaip? Kulimų kažkas daužys? Ne. Su kulimu ūkininkas vyras gal? Yra, vyras ūkininkas. Ūkininkas ar? Aš ūkininkė. negalvokit, bus. Tokias... Pagalvosim prie apskritos rato. Naudojamas ar kažkokia edukacija, kam? Šiaip jau ir patiksą formą turėtumėt pagalvoti, ką jį priimti. Ai, formą kažkaip. Grūdų drumbuoliais. Gamtos ir kultūros parke buvo. Nu, tai va čia gamtos ir kultūros parko visą tą teritoriją. Takai, ir čia yra upė labiau tai platus, ta kontūrinė linija. Ir būtent ta kontūrinė linija, tai kaip palengta veidą. Žiūrėt, burna, čia nosis yra didelis, ten akis. Taip, palengta galva, ta kaklas. Ir o šičia, puikiai mes dabar randamės. Upeliuk seka.